Sveiki, čia laida Reidas. Blogų emocijų ir kraupių paklydimų kronika, kuri kas savaitę yra vis kitokia. Penktadienio vakarą reidą surengė Klaipėdos rajono policijos pareigūnai. Į pagalbą atvažiavo 2 Klaipėdos kelių policijos bei 2 patrulių rinktinės ekipažai. Po trumpo instruktažo Gargžduose pareigūnai pasklido po rajoną. Nuo 6 valandos vakaro pajėgos pradėjo darbuotis Priekulėje, Vėviržėnuose, Laugaliuose, Vėžaičiuose ir Dituvos soduose. Pagrindinės istorijos pradėjo tvertis Laugaliuose. Pavyzdžiui, sustabdyto šio automobilio vairuotojas aiškino, kad negeria apskritai 8 metus. O kam jums kraują pridot? O kam jums kraują pridot, sakykite? Leistina norma, bet kad 8 metus esi čistas, tai tikrai garbė žodis kažkas. Nerodo vaistų čia. Čia vaistų nerodo. Galim kitą panaudoti? Savo vairuotojų pažymėjimą dar pateikit. Sakykit, kam jums reikia tą kraują pridoti, jeigu jūs leistina norma jūsų organizme? 0,05 yra leistina norma. Jūs galit 0,42 vežioti savo organizmą. Jums pasirodė, kad 0,50. Ir jūs sakot, nieko negerėt. Ir 8 metus negerėt. Tai nuo ko čia tada viskas? O štai sustabdyto seno automobilio Ford Transit vairuotojas teigia, kad jis žino savo normą. Labą dieną, kaip sekasi jums? Gerai. A truputį išgeręs esate, trupučiuką? Seniai tas buvo. Seniai? Nu. Prieš naujus metus, taip? Nu. Ką padėt? Bet 0,28 pučiat, žinot, kad taip? 0,8 tai... Nu, galima, aišku, taip. Ne, viskas yra tvarkoje. Bet būkite atsargus, kitas atsargus. Būkite atsargus. Ką? Būkite atsargus, žinokit. 0,28. Nu, nedaug trūksta. Tai prieš 2 valandas, ko gero, būtumėt 0,46 pūti. Aš nevažiavau. Nevažiavau. Iš ryto ten su draugais. Aha. Su draugais ryte. Gerai, supratau. Būkite atsargus. Ar galiu važiuoti jau? Ne, dokumentus jums atneš dar atneš. Taip. Be dokumentų nevažiuokit. O štai šio automobilio Volkswagen Passat vairuotojui Albertui nepasisekė. Jis pervertino savo jėgas. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis. O, pons, 0,48. Albertas, ne? Albertas, blogai. Kiek išgėrėt alaus? 1 butelį. Bet tai negalima, 0,48 negalima. Po pusvalandžio jaunuoliui buvo leista papūsti dar kartą. 0,39 promilės alkoholio galėjo jį nuraminti tik šį kartą, nes į teismą keliauja pirmieji alkotesterio parodymai. Tuo metu kitoje kelio pusėje buvo sustabdytas kitas automobilis Volkswagen Passat. Kol viena pareigūnė aiškinosi, kur šio automobilio civilinės atsakomybės draudimas, kitas pareigūnas apeidamas mašiną pastebėjo, kad iš bagažinės kažkas varva. Patikrinus bagažinės turinį paaiškėjo, kad joje buvo 100 litrų kuro. Leidžiama vežtis tik 40. Galima be įsigijimo dokumentų 40 litrų gabensis. O jūs turite 100 litrų? Taip? Taip. Nu, negalima. Aišku, kuro įsigijimo dokumentų vairuotojas neturėjo, tad vairuotojo laukia rūsti bauda nuo 300 iki 1440 eurų, o kuras bus konfiskuotas. Žodžiu, apsipirko kabutėse žmogus, kur pigiau. Sustabdžius nuo Klaipėdos Gargždų link važiavusi automobilį Pontiac Montana, paaiškėjo, kad sustabdytas girčiausias reido vairuotojas. Sigitui nustatytas lengvas girtumas. Kiek čia? 1,14. 1,14. O štai kiti eismo dalyviai, kuriems nėra ko bijoti policijos, buvo nusiteikę gerai. Parašutininkė. Pone, tai jūs nešakinėjat parašutais, ne? Nešakinėjat? Tikrai nešakinėjat? Tikrai ne. Mašina vyro. O mašina kieno? Vyro. O vyras šakinėja su parašutais? Ne. Irgi nešakinėja? Kas yra? Nu, nieko, lipdukas pas jūs yra parašutininkų klubo. Prancūzijos, bet nieko tokio. Tai mašina iš Prancūzijos. Taip? Aišku. Gero kelio, mem. Nuo 18 iki 22 valandos vakaro Klaipėdos rajono keliuose buvo sustabdyti 2 neblaivūs vairuotojai ir 2 neblaivūs dviratininkai. 3 vairuotojų organizme alkoholis neviršijo draudžiamos normos. 3 piliečiai nubausti už tai, kad vairavo be draudimo, 1 be techninės apžiūros. Nu, išdykėlis dėdukas. Ir dar be vairo stiprintuvo. Ir dar pagiringas. Negerai. Išaušo gražus rytas Rimkose, nors imk ir reidą padarė. Šeštadienį po 7 valandos ryto Rimkose sustabdyto automobilio Volkswagen Golf vairuotojas Algirdas sakė, kad nieko negėrė, nors alkotesteris galvojo kitaip. Algirdai, tai ką vakar gėrėt? Nu, vakar alaus tik gėriau vakarė. Vau, sakėt, nieko negėrėt. Vakar, nu tai vakar tas buvo. O kiek alaus ir kokio? Ai, nu kokių kitokį. Nu kokio? Nu, ar 7, ar 5? Ne, 0,5, aš iki 0,5 dagar. Ne, bet ar 5 laipsnių, ar 7? 5, 5. 5 laipsnių. Ir kiek?
Čia gal Gal šitą, Nu, litrą gal ir išgėriau. litrą. O valgė šiandien ką nors? Neva. Kavos išgėriau. Kavos, nusiprausi ir į tualetą reikia nueit. Nu, Aišku, nu. nu kas čia darosi su jumis? Aš nesuprantu. Matot, aš vaistus tai geriau, bet tai... Ai, čia ta istorija su vaistais, jau žinokit, jau praeina ta istorija. Jau nebepasaka šitos istorijos. Nu, Bet čia man sensacija. sensacija. Dabar, Pirmas į gyvenimą net. dabar reikės parduoti golfą ir baudą valstybėje sumokėti, žinot. Kitoje kelio pusėje sustabdyto automobilio Chevrolet vairuotojui Jonui taip pat nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Vyriškis važiavo prekiauti į Dituvos turgų ir negalėjo patikėti, kad nuo išgerto litro alaus gali būti tokių bėdų. Ai, turgų važiavot? Nu tai, Nu ir nuo alaus irgi. nu tai, bet nebūčiau gėręs, tikrai. Nu, tuo metu Rimkose susidarė lengvas transporto kamštis, vieni vairuotojai ilgai krapščiasi ieškodami dokumentų, kiti nepajudėdavo iš vietos, kol vėl dokumentų tvarkingai nesusidėdavo į papkutę kabutėse. Vienam vairuotojui gimusiam prieš 75 metus trūko kantrybė ir jis vežėsi į miestą pieną, išvairavo savo automobilį per ištisinę liniją į priešingą eismo pusę, aplenkė vilkiką ir vis tiek įstrigo kamštyje nosimi atsirėmęs į kitoje kelio pusėje sustabdytas mašinas. Dėdukui už kelio ženklinimo nepaisimą surašytas protokolas. Apie 9 val. Ryto policijos pajėgos išsirikiavo Tauralaukyje. Tik čia pradėjus reidą, mieste įvyko 2 avarijos ir patruliams teko pagelbėti kolegams. Tilžės gatvėje automobilis susidūrė su stirna, o kitame miesto gale Taikos prospekte šalia vieno prekybos centro automobilio Peugeot 2008 nesuvaldė moteriškė ir atsitrenkė į elektros apšvietimo stulpą. Į šią avariją atskubėjo ir medikai. Vairuotoja, sukūlusi vos prieš 3 mėnesius pagamintą automobilį, buvo blaivi. Štai ką jį paaiškino praeiviams. Vairas susikirto į pokštį. Naujai mašinai užsikirto vairas. Užsirakino. Nu taip, išeina. Taip sakė ta moteris. Taip jo. Kad gal batų padai ar vairuotojos kėdė pritraukta labai arti vairo galėjo sutrukdyti saugiai įveikti posūkį. Ir tai dar ne viskas. Vėliau moteriškė policija rašydama paaiškinimą teiks, kad dėl avarijos kaltas per greitai besisukantis mašinos vairas. Dėl pakilusio kraujospūdžio moteriškė norėjo su medikais važiuoti į ligoninę, bet vėliau persigalvojo. Nevažiavo. Tuo metu Tauralaukyje vyko gaudynės, nusileidęs nuo kalno, pamatęs policijos postą, vairuotojas apsuko automobilį Infiniti ir pasileido važiuoti kuo toliau nuo bėdos. Patruliai visureigiai pavėjo Liepojos gatvėje. Jo vairuotojui Karliui nustatytas vidutinis girtumas 1,8 promilės alkoholio. Po pietų kelių policijos patruliai patikros postai įrengė Gargžduose, Minijos slėnyje. Publika čia važiuoja įvairi. Kas iš turgaus, kas į turgų, kas eriuką veža pas daktarą. Ką tu čia, draugas, darai? Šiukas toks visai slaptas. Apsirgo, bandom išgelbėti. A, supratau. Jozė, koks mažylis. Alosi, draugas? Ne, ne, šitie geri yra. Fainas, labai fainas. Fainas tu. Nedrebėk, nebijok manęs. Fainas. O kai kas ir girtas. Sustabdžius Andrėjiškį BMW 530 vairuotojo Donatą jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Žmogus nepatikėjo, kad nuo alaus apskritai galima pripūsti. Jam kažkoks policininkas paaiškino, kad jis gali reikalauti, kad duotų jam perpūsti. Po 20 minučių alkotesteris pakartojo dar kartą, kad Donatas yra neblaivus. 0,49 promilės alkoholio. Beje, pakartotinis girtumo tikrinimas tai tik pareigūno geranoriškumo klausimas. Jis gali duoti antrą kartą prasipūsti, gali ir neduoti. Ir vienu ir antru atveju jis nieko nepažeidžia. Visi kiti teismą keliauja pirmo pūtimo rezultatas. Kaip reikalas, tą savaitgalį buvo nusiaubti Gargždai. Reidas penktadienį, reidas šeštadienį, reidas sekmadienį ir vis girtų pagaunama. Ką, ar jie laikraščių neskaito, ar laidos reidas nežiūri? Tik mūsų krašte vairuojantiems girtuokliams labai sunku. Jie kaip reikalas yra prismaukti. O mes iš Gargždų lekiame atgal į miestą, liberalų bastioną, kur Šilutės ir Baltijos žiedinėje sankryžoje sunkvežimis štai taip pasitiko svečius iš Plungės. Jis taip pylė į Žemaičio automobilio galą, jog šio keleivė buvo išvežta į ligoninę. Sakykit, jūs žiedu važiavot? Jo, žiedu, antrą juostą. Antrą juostą. Ir norėjot važiuoti į Baltijos? Čia Į Baltijos prospektą norėjot važiuoti, supratau. O ponas? A gaspadin? Monte Carlo. Monte Carlo trasą mat atrado sunkvežimio vairuotojas, o kodėl ne Monzos, kodėl ne Singapūro? Žodžiu, su tokiais klausimais, kodėl daužomos mašinos pajūryje, kad net užtenka visai laidai, mes keliamės į pertrauką. Laida Reidas daro pertrauką, o po jos toliau laidoje matysite. Siaubinga ir tragiška antroji laidos dalis. Per stipraus vėjo sukeltą avariją žuvo moteris, o Minijos gatvėje per katastrofą karo jūreivis, 2 vaikų tėvas. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsime laidą.
Sekmanį Klaipėdoje vėl surinktas kelių policijos reidas ir vėl girtos istorijos, o kitos net patvelkė marihuaną. Tačiau apie viską iš pradžių. Nuvalkėtoje reidų vietoje Vilniaus plente sekmanio rytą per valandą nekliuvo ne vienas girtas ar kitaip nusižengęs vairuotojas. Už vieno automobilio lango užkištos kortelės skelbė, jog mašiną vairuojantis egzempliorius ieško meilužės ir yra sekso ekspertas. Tačiau dailios policininkės tai nesudomino, nes vairuotojas buvo blaivus. Jūs ištekėjusi, Ramunė? Aš? Ne? Tu juokauji. Ten ieško meilužės, o čia sekso instruktorius, tu žiūrė, prie ko prisikabinai. Aš vyriškas giminės nelabai mėgstu. Moteriškas nemėgstu iš tikrųjų, bet nepasitikiu. Kitas vairuotojas pūstelės 0,20 promilės alkoholio išsigando. Kas dabar bus? Nieko nebus. Tai leistina norma. Tad policininkai susirinko savo daiktus ir persikraustė į Šilutės plentą. Ir čia prasidėjo. Sustabdyto automobilio Volkswagen Vento vairuotojui Antanui nustatytas lengvas girtumas. 1,44 promilės alkoholio. Sustabdytas taksi vairuotojas buvo apieškotas, prisiminus, kad prieš kokį mėnesį jis vežė keleivį, kuris buvo parūkęs ir turėjo žolės. Dabar pas taksi vairuotoją nieko tartino nerasta. Kitas sustabdytas girtas pilietis, automobilio Volkswagen Golf vairuotojas Aivaras papasakojo štai ką. Ką vakar gėrėt, pons? Negėdės, išvažiavo. Degtinė? O daug degtinės? Mažykė 0,7. Tai argi čia mažykė? Ai, o didelė, litras jau didelė. Supratau. Dviese ar vienas? Dviese. Kitoje reido vietoje, reidų nudrengtoje Liepų gatvėje sustabdytas pilietis Donatas niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. 6 metus be teisų važinėjai ir pirmą kartą kliuvai tik tai, taip? Negaliu patikėti. Tai tau sekėsi ar kaip čia? Taip, išeina, kad sekė. Klausyk, o kodėl neįsilaikytų teisų, kodėl neturijo? Nežinau, kažkaip ne prie progos. Aš kaip... Reik mokytis, nėra laiko, ne? Aš pradėjęs laikytis, bet niekaip neužbaigiu. Supratau. Bet žodžiu, mokytis reikia klausinėti, ten vairuoti reikia kitaip, ne? Taip. Tai instruktoriai, žodžiu. Supratau. Liepų gatvėje vėl dažnai niekadėjai nusuka, jie yra pasivėjami arba štai naujas būdas gelbėtis pamačius policijos kordoną. Atsikratyti viršsvorio, tai yra išlaipinti keleivius, jeigu jų yra per daug. Išlaipinti eina, ne tas oras vaikščioti po jūrų, o išlipovati šitos mašinos, šita mergaitė bus baudžiama. Nesušalot? Nesušalot? Geriau ten buvo sėdėti, ne? Nieko tokio. Su mergina vairavusia automobilį buvo pakalbėta, ji įspėta kitą kartą nesukčiauti, o pėstiesiems, kurie netikėtai buvo išlaipinti, palinkėta gero kelio. Sekmanį po pietų policijos pajėgos persikraustė į Šernų mišką ir iš karto nuo Šernų sodų pusės atvažiavo 2 automobiliai, kurių vairuotojai buvo gerokai nusidėję. Vienas girtas, kitas parūkė žolės. Automobilio Plymouth Voyager vairuotojui Vladimirui nustatytas lengvas girtumas 1,43 promilės alkoholio. Sodė gėrėt? Sodė. O ką gėrėt? Ką, viskį gėriau? O, kiti sako, alų geria, šnapsą, o jūs viskį geria, teisingai. Bet šiandien negerit? Ką? Šiandien negerit? Ne, vakar gėriau. Vakar? Jo. Ir 1 valandą dienos, Nu ir ką, aš tai irgi galvoju, kad tai... Nieko nebus, o ne? Ne, taip, pagal save jau. Gerai jaučiatės? Jo. Pachmilo nedarė šiandien? Ne. Supratau. Gerai, eikit va ten, sėskit, pons Vladimirai, va ten. Iš vienos pusės turbūt. Iš sustabdyto automobilio Volkswagen Golf automobilio sklindantį lengvą į žolės kvapą pareigūnas iš karto pajuto. Automobilyje rasta įvairių daiktų naudojami sukti suktines. Taip pat automobilyje rastas malūnėlis, apie kurį vairuotojas Simas pasakė, kad tai aparatas pipirams malti. Jis prisipažino, kad rūkė nelegalią žolę prieš savaitę. Pilietis buvo išvežtas į ligoninę. Ten patvirtintas marihuanos vartojimas. Ar galėjo sekmanį Simas vairuoti automobilį, po tyrimų Vilniuje turės atsakyti ekspertai. Tada ir bus nuspręsta, ar bus vairuotojų rašomas protokolas ar ne. O dabar atėjo metas patiems nemaloniausiams laidos siužetams. Sekmanį pajūryje įsipūtęs vakarų vėjas sukėlė eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus. Apie 1 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje tarp Jakubžiedo ir Rimkų susidūrė automobiliai Ford C Max ir Audi 80. Pastarasis automobilis tempė priekabą. Mes atvažiavome, jam pradėjo priekabą nešti šoną ir jį versti. Vėjas, čia ko gero vėjas. Vėjas, man. Čia jūsų priekaba? Nu? Jūs važiavote kurią pusę? Čia. Jūs važiavote link Jakubžiedo ir jūsų priekaba pradėjo versti vėjas? Mane mašina pradėjo nešioti. Jo, išmetė prie mums prieš pat nosį. Mano žmona vairavo. Ir tai, o jeigu nebūtų mane apverti su vis mašiną ir su priekaba.
Taigi Ford važiavo nuo Jakužėdo Šilutės link, kai staiga priešingoje eismo pusėje po kelią pradėjo svaidyti priekabą, kurią tempė automobilis Audi. Šio automobilio vairuotojas nesuvaldė transporto, Audi iščiažė į priešingą eismo pusę ir keleivio pusę trenkėsi į Ford nosį, o priekaba apvirto. Audi keleivė iš metalo laužo ištraukė ugniagesiai gelbėtojai. Moteris dėl sunkios būklės buvo skubiai išvežta ligoninė, tačiau ten keleivė Stasė, gimusi 1946 metais, mirs. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Deja, ir kitas siužetas tiesiog tragiškas. Antradienį apie 7:30 ryto Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Minijos ir Dubysos gatvių sankryžoje susidūrė dvi transporto priemonės. Yra prispaustas žmogus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai iš suniokoto automobilio Opel Astra iškėlė vairuotoją, kuris buvo be sąmonės. Jis skubiai buvo išvežtas į ligoninę. Per avariją nenukentėjęs savivarčio Renault vairuotojas Gargždiškis Pranas sakė, kad jis spustelėjo pamatęs, kad dar dega žalias šviesoforo signalas. Paspaudė galvodamas, kad spės pravažiuoti sankryžą, tačiau kitoje kelio pusėje įvyko siaubingas susidūrimas. Jau keitėsi geltoną, taip? Supratau. Žmogus sakė, važiavo, geltonas. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Automobilio Opel Astra vairuotojas praėjus valandai po avarijos mirs. 29 metų karinių jūrų pajėgų karininkas, 4 ir 3 metų vaikų tėvas važiavo į darbą laive Jotvingis, kur dirbo stiuardu. Jeigu pirmoje avarijoje dėl žmogaus žūties buvo galima kaltinti aukštą priekabą, stiprų vėją ir kitas nelemtas aplinkybės, tai šioje avarijoje kol kas niekas negali pasakyti, kas kaltas, kol nebus atsakyta į daugybę klausimų ir apklausta daugybę liudininkų, juk buvo rytinio piko metas. Tačiau dėl to, kad šioje sankryžoje atvažiuojant nuo Dubysos gatvės ar norint pasukti ją iš Minijos gatvės į kairę, šviesoforas signalizuoja per trumpai, jau teko girdėti ne vieną nusiskundimą. Ir dar, kas atsakys į klausimą, kodėl Opelis įvažiavo į sankryžą tuo metu, kol kiti automobiliai stovėjo Minijos gatvėje prie stop linijos ir užsidegus geltonam pradėjo judėti. Ar tik nebus taip, kad ir Opelis įvažiavo sankryžą, keičiantis šviesoforo spalvoms iš raudonos į geltoną? Į tai atsakys autotechninė ekspertizė. Reido reporteriai savo ataką pradeda Herkaus Manto gatvėje, kur pėsčiasis itin neleistinoje vietoje su šuneliu per gatvę bėga. Važiuojame toliau. Įmantrių valstybinių numerių savininkas neva pasaugojo savo mašinos važiuoklės, sprausdamasis tarp greičio slapinimo kalnelių, o toliau dar baisiau. Privažiavo prie apsisukimo vietos, pastovėjo ir trukus kantrybei užėmė pozicijas dešinėje apsisukimo pusėje, iš kurios negalima sukti į kairę. Dėmesio, Panevėžys. Ekrano kairėje BMW šauna degant raudonam šviesoforo signalui. Tas pats Panevėžys. Ir Mercedesas nesusiturėjo, šauna degant raudonam šviesoforo signalui. Galiausiai ir Opelis tame pačiame Panevėžyje šauna degant raudonam šviesoforo signalui. Kas čia vyksta, Merkelevičiau, pas jūs? Arba Skačka, žiūrėk, kaip blondinės jūsų vairuoja, beveik kaip mūsų. Sankryžoje, kurioje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, tai labai drąsus manevras. Labai. Alytus. Netrukus pamatysite, kaip dzūkės vairuoja. Jeigu ką, tai jos vairuoja kaip ir kitos mūsų šalies moterys. Vienos gerai, kitos štai taip. Šį kartą į golfą nekirsta. Vos išsigelbėta. Reido reporteriai patys ne tik pradėjo filmuoti, bet ir montuoti, komentuoti, muziką ant vaizdo dėti. Štai situacija nufilmuota kelyje Išlaužas Kaunas. Gražu. Beje, šiame kelyje būna tokių avarijėlių, jog maža niekam nepasirodo. Ko norėti, kai siaurame kelyje taip vairuojama, kur greitis ribojimas iki 70 km/h ir lenkti draudžiama. Bet aišku, geriausias yra BMW monstras, vos nesukėlęs kaktomušos. Džiaugiamės toliau mūsų pavairavimas. Kauno gatvėje vieno prekybos centro teritorijoje blondinė nerado išvažiavimo iš teritorijos, tai pavarė prieš eismą. Baltijos prospekto žiedinė sankryža – problema sena kaip pasaulis ir toliau nemokame mes išvažiuoti žiedo užkirsdami kelią kitiems baisiai. Šilutės plente prie vieno prekybos centro štai taip išvažiuojama iš šalutinio kelio. Pripažinkime, tai buvo pavojinga situacija. Ar nelabai? Čia Mokyklos gatvės viaduko teritorija, kur įžūliai išvažiuojama prieš nosį ir apsisukama per ištisinės linijas. Liepų ir Herkaus Manto gatvių sankryža. Mergit, tai tau dega raudonas šviesoforo signalas? Ai, telefonu tu kalbi. Na tai atleisk, tada tau dega žalias. Žalias į traumatologinį skyrių. Vėl svarbusis miesto Baltijos žiedas. Jeigu tu didelis, tai nereiškia, kad galima lysti be eilės ir stabdyti eismą. Prie vieno banko Taikos prospekte yra ženklas, kuris reiškia, kad toliau važiuoti negalima. Ar gerai supratote, ponia? O čia istorija apie tai, kad vingiuotame kelyje geriau telefono mygtukų ar ekrano nemaigyti ir netapšnoti. Nesvarbu, kad kelias tuščias. Jis dabar tuščias, o kitą kartą bus netuščias, kai pilsi išvažiavęs į priešpriešą. Tai sužinosi, kaip netuščias. Anglas ligonis mat atsirado. Ir čia savatis chamas. Stebėkite dviratininką Roką važiuojantį dviračių taku Prano Lydeikio gatvėje. Stebėkite chamą žingsniuojantį dviračių taku. Žmogau, čia tau ne šaligatvis, čia dviratininkų takas ir kumščiais švaistytis nederėtų.
Savaitės pavairavimas pas mus atkeliavo iš Gedvinų gatvės. BMW žalialapis lenda iš kiemo ir nesižvalgydamas suka su savo reikalais į kairę. Ir dar berniuk, nusivalyk ryte rasotus langus, jeigu nematai, kur važiuoji. Ačiū, kad buvote šį pusvalandį su Reidu. Mes pasimatome kitą antradienį, 8:30 vakaro. Būkite aplankyti. Sudie.